Sveiki, malonūs žiūrovai. Šiandien susitiksime su krašto apsaugos savanoriu Remigijumi Mačioniu. Į Viešintų pagrindinę mokyklą daugiafunkcijų centrą vasario 19 dieną buvo atvykęs krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės Anykščių kuopos seržantas Remigijus Mačionis. Jis vaikams pasakojo apie taikos misiją Afganistane ir rodė nuotraukas. Buvo kalbama apie Afganistano vietinius gyventojus, o nuotraukose, ką jie ten veikia. Nuotraukose buvo matoma, kaip kariai ilsisi, treniruojasi bei gyvena. Vėliau jis spaudos konferencijoje atsakė į mūsų klausimus apie tai, kaip tapti savanoriu, kokius mokslus reikia baigti ir kokiu reikia būti, kad taptum krašto apsaugos savanoriu. Labą dieną, mes esame iš Viešintų mokyklos kino studijos korespondentai, norėtume užduoti keletą klausimų. Ir vienas tai būtų, jeigu turėtumėte galimybę pakeisti savo profesiją, ar keistumėte? Aš turiu daug profesijų, sakysim, keisti tikrai nenorėčiau. Jeigu pristatymę prisimenat, aš esu ne tik karys savanoris, esu kūno kultūros mokytojas, dar dirbu baseine treneriu, tai, sakysim, aš džiaugiuosi savo specialybę, savotiška pramoga ir nešanti malonumą. Kas liečia specialybę, dar galiu pridėti, jeigu, sakysim, kas liečia kariuomenę, buvo momentas, kai esu sakęs, kad niekada nebūsiu kariu. Sakiau, niekad nebūsiu kariu ir tikrai nebūsiu savanoriu. Šią dieną džiaugiuosi, kad ir mane prikalbino mokinys, prikalbino mokytojo ateiti savanoriu. Pradžia būtent mokinys atvedė tą kelią. Labas, Emilija. Ar reikia studijuoti Lietuvoje, norint tapti apsaugos krašto savanoriu? Tu turi būti Lietuvos pilietis, sulaukęs 18 metų, ateini į kuopą ir tai priima. Sakysim, turi būti neteistas, baigęs, dabar tiksliai neprisimenu tų kriterijų pilnų, bet jeigu neklystu 10 klasių baigęs, jau gali prašai prašymą, praeini medicininę tarnybą, tiksliau medicininį patikrinimą ir tada... Bet profesinė tarnyba negali būti? Dėl profesinės nežinau, ir klausė dabar, kas liečia savanorių. Kokio amžiaus galime būti savanoriais? Ką tik paminėjau, 18 metų. Viskas tvarkoja. Šiaip yra daug mergaičių. Dabar, sakysim, prasidėjo ta aktyvi veikla, kur daug norinčių būti savanoriais. Mergaitės nešimtas. Ką jūs norėtumėte pasiūlyti dabartiniam jaunimui, kurie nori tapti krašto apsaugos savanoriais? Sudėtingas klausimas. Pirmoje eilėje būkit savimi ir aš pats buvau nekoks mokinys, bet, sakysim, tas atsiliepė. To, ko nesimokiau mokykloje, paskui turėjau mokytis ir, pasakysiu paprašiau, neapleiskit taip mokslo, nežiūrėkit pro pirštus, nes ateityje, ko dabar nepasiemat dabar, jūs rinksitės ateityje ir dvigubai sunkiau bus mokytis. Tai, sakysim, galbūt taip. Ar jūs niekada nesigailėjote, kad pasirinkote šią profesiją? Ne, tikrai nesigailėjau, nes džiaugiuosi ir laukiu pratybų, tą darau su malonumu, džiaugiuosi to. Ir sakau, buvo momentas, kai sakiau, niekada to nedarysiu. Ar jūs nuo vaikystės domėjotės karininko specialybę? Man atrodo, nuo tų laikų, mano amžiaus, sakysim, ne vienas nebuvo toks, kuris nekariavo. Tai, sakysim, aš netikiu, kad ir gal dabar vaikai mažiau kariauja, nes nuo vaikystės mes visi kariavom ir žaidėm karą, ir Robin Hoodas, ir taip toliau, ir su kardais lakstėme, su šautuvais, tai tas nuo vaikystės kiekviena. Nu, dabar antrailiai. Ar sritį studijų paskutinę, kokioje slaptoje misijoje paskutinį kartą buvote? Slaptoje aš nesu niekur buvęs. Paskutinę
Gal Amerikoje. Amerikoje pratybos, sakysim, toks stambesnės pratybos, tai Amerikoje buvom Pensilvanijos valstybėje, Anykščių kopą 3 savaitės. Aš garsiau. Sunkiausia kokia buvo? Aš nepasakysiu, kad sunkiausia, pats sunkumas misijoje yra namų ilgesys. Ne darbas ten, ne buvimas ten, bet namų ilgesys. Tu kur bebūtum ir kuo ilgesnį laiką būni, tas namų ilgesys visą laiką yra įjungtas ir jisai vis didėja. Jis labai padidėja, kai pradžiai būna labai didelis, kai po mėnesio tarnymas būna, paskui kažkiek įsijungia ir paskui, kai lieka 2-3 savaitės, irgi tas ilgesys namų įsijungia, tai sakysim, būtent tas sunkiausia. Fizinis krūvis nėra sunku. Mano vardas Mindaugas, ar turėjote kokių nors sužeidimų? Ne. Vladas, kas jūs paskatino tapti kariškiu? Jau sakiau, pačiau pradžiai paskatino mokinys, mano buvęs mokinys ir jisai buvo pats savanoris. Jisai dalyvaudavo daug varžybose ir pradėjo šnekėti mokytojų, čia vyksta varžybos, gal nori sudalyvauti, čia, sakau, pabandom. Pabandžiau, jau 15 metų. Kaip atrenka važiuoti misijas? Būna kokia atranka? Būna atranka, pirma misija buvo 3 mėnesiai atranka, antra misija 10 mėnesių atranka ir, sakysim, gal didžiausia atranka yra tame, kad darbas kolektyve. Sakysim, neužtenka vien fizinio pasirengimo, žinių tavo, bet ir kad pritatom kolektyve. Jeigu tu kolektyve nepritampi, tu kaip ir našta ten pritampi. Tai, sakysim, vis tiek turi būti vieningas, turi būti komanda, ir, sakysim, jeigu tu būsi atsiskyręs, tau bus sunku ir morališkai, ir fiziškai. Ir visai. Turint šitos kadrus, teko matyti šunis, kates, kurie yra stovykla. Ar jie vietiniai, ar čia jūs atsivežate iš namų? Ne, jie vietiniai šunys, jie, sakau, gan didelis mūsų. Tai ten matėm patalpose, toks baltą lygmenį. Patalpose čia tas kadras yra iš Lietuvos, būtent tas baltas. O visi tie dideli šunys yra, sakysim, 2 šunys yra atkeliavę į Lietuvą. Iš tenai yra atkeliavę, tas, sakysim, vienas nedidelis šuniukas, tai buvau kadrą sustabdęs. Tai jisai yra atkeliavęs į Lietuvą. O įdomu, nes yra afganų kurdai, kad jau ten ta vietinė veislė, tokių bet nematėm. Matėm, jie ten populiarūs, bet pagrindė būtent šitie dideli šunys Kaukazo. O dar ten matėm šilkai, yra irgi specialiai, bet veislė. Dėl pačios veislės nežinau, bet, sakysim, aš gal sakyčiau išskirtinis bruožas tų žmonių, kurie turi tuos žirgus, jie, manau, turtingesni žmonės. Jisai ten mažesni negu. Esame didesnis, ten esu vaikais. Normalų arklį gerokai mažesnis. Sakysim, labai gal turi panašumą į mūsų šito žemaitukus, o šitie, kur yra lietuviški žemaitukai, tie nedideli, turi panašumą kažkokį. Ir dar klausimas, kadangi ten aplinka tokia kaip mėnulio, nei daržų, nei sodų, tai žmonės iš daržovės vaisius iš kur gauna, mes tiesiog nematėm. Ta aplinka labai skiriasi, sakysim, jeigu matėt, pagrindė atrodo smėlis visur, bet tas smėlis po lietaus labai greit pavirsta moliu. Ir štaigi pavasarį sužaliuoja labai greitai viskas, vasarą išdėga viskas. Tai, sakysim, tas auginimas daržovių, aš manau, jisai vyksta to sodų, sakysim, esu matęs vietų, kur tikrai yra sodai, jie iš kalnų upėm, sakysim, bet nežinau kaip įsireikšti, upeliai teka nuo kalnų ir, sakysim, palei sodus jie išvedžioti yra. Sakysim, laistymo tas yra. Aišku, lietuvių akim tas kažkiek neprastai atrodo, darytum tą, augintum daržovės ir taip toliau, bet gamta gal savo daro, sakysim, taip, nes karštis gan didelis. Ir dar klausimas, matėme moteris jūsų kompanijoje, ne vietinio, būtent iš europietės. Tai ar čia jūs darbuotojos, ar ten... Jos kariai. Jos kariai, jūs matėt ne su uniforma, bet, sakysim, netgi ir paskutiniai
tas vaikas, kur šnekėjo, Ingrida, tai viena iš mūsų komandai buvo mergina. Jo. Jos irgi savanorės, tuo pačiu būdu atliktos. Ten yra profesinės karo tarnybos karių ir, sakysim, medicinai yra moterų. Karo policijai buvo moterų. Gerai, dar jūs sakėte, atrankai vyksta į tą misiją, ten gan daug laiko trunka, tai ar yra kažkokie anglų kalbos žinių patikrinimas, ar kažkokių, tai ar pagal tai vertina, arba yra bendradarbiavimo įgūdžių kažkokių, arba viešų kalbėjimo tokių vertinimų? Yra vienas iš reikalavimų, bent jau sakau man, aš kalbėsiu kaip iš savo pusės, tik iš bendrų tų reikalavimų, nežinau tiksliai, vadam, būtent skyrių vadam mokėti anglų kalbą buvo vienas iš pagrindinių reikalavimų. Tai siunčia į kursus ar tikrina testų? Būna, profesinės karo tarnybos kariam būna pastovas A lygis, B lygis ir taip toliau, ir būna atitinkamas lygis reikalavimų. Karininkam praktiškai, kiek žinau, yra vienas iš reikalavimų. Įsivaizduokit, kad man 18 metų, aš mokausi mokykloje, ar man netrukdo mokslai tarnauti savanorę ir iki kelių metų aš galiu būti savanorė. Pilnai amžiaus cenzą neprisimenu, šią dieną man 44, dar tarnauju. Ar netrukdo, visos pratybos vyksta savaitgaliais. Pagrindinės pratybos vyksta savaitgaliais, tai labai suderinami dalykai ir naudingi dalykai. Sakysim, tobulėjimo prasme irgi naudinga, nes yra daug įvairių kursų, kur gali mokytis ir, sakysim, bent jau aš instruktoriaus kursą labai gerai pritaikau mokykloje. Vadybos 1, vadybos 2 kursą irgi labai gerai pritaiko mokyklai, bendravimas su žmonėm ir man asmeniškai padeda. Integruoju kariuomenę į mokyklą. Kiek mokymų vyksta per mėnesį, sakykime, per metus? Paprastai per mėnesį 2 pratybos, standartiškai. Ir taktinės būna vasarą, ilgiau savaitę. Būna, sakysim, suskirti apie 20 dienų per metus. Aš ten tikslaus to skaičiaus neprisimenu, bet apie 20 dienų per metus, bet sakau, plius kursai. Klausimas dalis. Ar mokiniams tai yra privalumas, jeigu jis yra savanoris? Kiek žinau, jeigu yra savanorių, tai yra lengvatos stojant į aukštąją mokyklą? Aš jums 100% negaliu pasakyti, aš sakysim, kiek aš žinau, pasakysiu. Žada, ar jau bent yra, kad dengs mokslą. Sakysim, mokymosi išlaidas, tas būtent ar pusę kainos, ar visą kainą mokės vieną aukštąjį mokslą, kiek žinau. O kiek laiko reikėtų mokytis per metus ar mėnesius, kad būtų galima tapti savanoriu? Būna bazinis kursas ir tas bazinis, jeigu neklystu, šiai dienai 3 savaitės. Per 3 savaitės tu praeini ir... Bet daugumai tie, kurie pabaigia bazinį kursą, yra siūloma profesionali tarnybai. Jeigu praėjai bazinį kursą... Čia būna tas 3 mėnesių kursas, dar būna po 3 mėnesių siūlo daugam. Ne, čia daugam taip keista, kad klausia merginos ar moteris dalyvauja kariboje. Aš nežinau, aš kaip ten buvau savanoris, kažkur apie 10% buvo merginų, kaip dabar santykis. Maždaug tas pats, bet šiai dienai merginos drąsesnės buvo, yra 12-okės, jau sakysim, ryžtingiau, jos, sakysim, nebijo vadovauti, kur pradeda vadovauti, yra gan tokių savo griežtų moterų. Ir ta aktyviai, šiaip jaunimas kažkiek prisibijo, dar pilnai savęs nesireiškia, bet jeigu pilnai įsireikštų, galimybės plačios. Dar man paaiškinkit, kokia yra tiesiog krašto apsaugos iš tos sistemos esmė? Kam ruošiami krašto apsaugos savanoriai? Kodėl mes turėtume čia susidomėti ir dalyvauti? Ką gali ir ką turi daryti krašto apsaugos savanoriai? Sudėtinga man klausimą dar uždėti, paprastam žmogui. Aš siaurai pasakysiu, kiekvienas privalom ginti savo tėvynę. Sakysim, mes galim eiti ginti su šaukštu, galim ginti su parkeliu, galim ginti su ginklu. Sakysim, su ginklu reikia jį mokėti naudoti. Karys yra tam apmokyti.
vis tiek sakau, šiaip tėvynę ginti yra pareiga. Jeigu ką, tai jūs būtumėt pirmoji keturis. Mes su šaukštais ir... Aš nepriimti tiesiogiai tą su šaukštais, nes aš visą laiką sakau, karys bevertis yra, jeigu jo nepalaikys vietiniai žmonės. Nes, sakysim, jie, paprasti žmonės, irgi labai didelį vaidmenį turi būtent karių dalyvavime. Sakysim, labai geras pavyzdys sausio 13. Mes praktiškai neturėjom karių ir Lietuvą gynė paprasti žmonės. Sakysim, ta vienybė, pirmoje eilėje, ta vienybė ir sakau, labai paprastas žmogus yra labai didelė parama kariai. Jeigu paprasti žmonės palaikys karius, jam lengviau kariaudamas. Jeigu nepalaikys, ta jo misija bus labai sunki. Aš nieko blogo neturiu.